Noriu pasidaryti veganišką makiažą. Norim parodyti, kaip greitai, trumpai su keliais produktais pasidaryti veganišką makiažą. Mano oda yra paruošta su dienos rutina. Mums reikės labai nedaug. Monat konsilerio. Jis yra skirtas akiams, bet aš parodysiu, kaip galima su juo plonai švelniai pasidengti visą odą. Reikės kempinėlės sudrėkintos. Turbūt žinote, kad šitas kempinėlės reikia naudoti šlapes, sudrėkinti jas. Gerai, aš dar su rankšluosčiu išgręžiu ir mes jas naudosim. Toliau. Blushas, ružas, tušas, galima šešėlius, lūpyčių pieštukas ir lūpdažiukas, labai pamėgtas ir fainas. Dar vieną produktuką pamiršau. Poras mažinantis kremukas. Va, nuo šito ir pradėsiu. Šiek tiek, kur yra porų zonas, aš jį plonai užtepsiu. Labai keista yra dažytis prieš kamerą, o ne prieš veidrodį. Ir aš tiesiog trupučiuką kaktą. Va, poros iš karto užsipildo ir sumažėja. Taigi, highlighteris. Pradedam nuo apatinio, labai nedaug aš jį va taip patapšnoju ir pradedame nuo apačios. Highlighterį mes pasirenkam pagal savo odos atspalvį. Aš dar turiu veidroduką papildomą. Tai mes jį... Aš darausi nuo pusės veiduką, kad jisai neuždžiūtų taip greitai. Aišku, čia kameroje atspalvis gali būti vienoks. Čia, kad gerai matytumėme, man dar šiek tiek trūksta paakiuose ir nosyti. Labai plonai, ar ne? Su šita drėgna kempinėlė mes visą labai gerai įtapšnoju. Kameroje atrodo jis labai geltonas, bet jisai toksai tikrai nėra. Jis taip yra šiek tiek tamsesnis negu aš, bet jų yra ir šviesesnių. Ir aš tikrai įsigysiu šviesesnį, nes turėjau planą vasarą įdegti, bet neįdegiau. Nu, veidrodyje man labai gražus rezultatas. Čia pas mane ir saulė, ir apšvietimas. Taip, toliau užbaigėme kaktą. Galime mano pigmentukus pamaskuoti daugiau. O mano akinių įspaudus pamaskuosime. Aš pasidarysiu, kad greitis matytumė. O, dar gal. O, šiek tiek. Matot, jis nėra toks geltonas, kaip, krenta čia šviesa. Ir aš jo visur stengiuosi labai plonai paskirstyti ir patapšnoti. Taip, man reikėtų šiek tiek švelnesnio, šviesesnio tono. Va, jeigu aš paimu. Čia yra labai plonai. Jeigu mes jau užtepsime gausiau, spalva bus ryškesnė ir jis labiau maskos. Bet be abejo, jūs galite pasirinkti bet kokią savo mėgiamą pudrytę. Svarbiausiai, labai gražiai praeiti va ausis už ausų, kad nebūtų to tokio kaukės efekto, ar ne? Taigi, toliau bandysiu dėti ružą. Nes pirmas aš jį stengiuosi išplakti, labai man jisai patinka. Aš jį ir ant lūpų ir va, mažą lašiuką. Truputį prasiskirstau ant delnų ir tiesiog su pirštuku. Galima ir su kempinėlė, bet man su kempinėlė gaila, kad labai daug paliks produkto kempinėliai. Jo galima užsidėti daugiau, mažiau, jau kaip jūs norite. Nosyti. Iškart va, tokia gyvybė, ar ne? Reikėtų pasiryškinti antakius. Antakius aš ryškinu su savo mėgstamu pieštuku. Jeigu kam aktualu, rašykite asmeniškai, parašysiu, kokį naudoju pieštuką. Daug metų atradusi, jis yra profesionalus, bet labai natūralus, geras atspalvis ir labai gerai laikosi. Va, šiek tiek pasiryškinu antakiukus. Toliau, jau kad su veganiškais, tai su veganiškais. Toliau aš imsiu, yra šlapias šešėlis. Aš labai mėgstu dažyti su biriais šešėliais ir juos turiu, esu labai pamėgusi, bet šešėliams pasidažyti gražiai su šešėliais reikia tam laiko. Galbūt kitą kartą parodysiu, va mano mylimukai. Taigi dabar toks greitas kasdieninis variantas. Dedame šiek tiek antakyčių ir pirštukais, op, mes prasklaidome blizgiuką. Va, jau mes turime tokį, sakykim, lengvą švytėjimą.
Toliau mano pamėgtas tušas. Tikiuosi irgi pavyks man čia pasidažyti. Aš nuo vaikystės turėjau labai ilgas blakstienas. Visi labai girdavo. Bet su amžium jos kažkur dingsta. Noriu truputį palaukti, kad jos uždžiūtų, kad mes galėtume ant viršaus vėl dažyti. Šis tušas jis tuo pačiu ir skatina blakstienų augimą. Ir jas maitina ir puoselėja. Ir tinka jautriom akim, visiškai nedirgina akių, kas man irgi taip pat yra aktualu. Netepa, jeigu ir tarkim karštomis dienomis, jis kažkur prisiliečia, jis labai lengvai nusivalo, jisai netrupa, nebėga. Kasdienai tobulas variantas. Mes juos galime sluoksniuoti tiek, kiek mums reikia tušų. Norime mes jo dedame daugiau, norime mažiau. Va, jau iškart turbūt matosi. Taigi, ir dabar paskutinis žingsnis, va, iškart kitaip. Paskutinis, gal dar ne paskutinis, bet prieš, tai yra lūpų pieštukas ir lūpų dažai. Labai faina spalva. Aš pieštukus turiu 2, lūpdažį kol kas tik 1. Taigi, šie pieštukai yra drožiami, jie labai įdomus, atrodo kaip plastikiniai, bet jos eina drožti. Na, pasidarykime putlių lūpyčių efektą. Yra keli atspalviai, jūs galite rinktis pagal savo. Su lūpytėm yra taip. Su šiuo pieštuku jūs galite nuspalvinti visas lūpas, nusipiešus savo mėgstamą kontūrą ir puikiai jūs galite būti su vienu pieštuku. Jisai nenusivalgo, jisai nedžiovina lūpų. Labai fainas toks natūralių lūpų efektas, bet jos kaip ir padažytos. Dar noriu. Va, galima tiesiog pieštuku ir būti tiesiog su pieštuku. Sausas lūpyčių dažai efektas, bet aš noriu dažiuką. Žiauriai fainas kažkaip irgi mano spalva. Ir mes pasidarę kontūriuką arba va, visas lūpytės padengę pieštuku, mes einam prie dažiuko. Labai malonus. Va, lūpdažiukas. Va, iškart pasikeitė viskas. Tai paskutinis štrichas. Jo galima ir nedėti, bet man labai patinka highlighteris. Taip, labai jisai. Aš naudoju, aišku, birų profesionalų, nes tenka lankyti daug renginių. Ir man teko mokytis, gal 4 kursus esu praėjus makiažui savo, ką rekomenduoju kiekvienai moteriai. Aišku, reikia susirasti savo tinkantį meistrą. Taigi, blizgiuką mes galime labai irgi atsargiai, bet su šito jūs neperdozuosit. Jis antiek yra švelnus, o galima dar čia, kad to blizgiumo jūs ir nepadauginsit. Man dar labai patinka. Bet aišku, čia prieš dažiuką reikia. Nusitis galiuką. Virš antakiuko. Ir va, tai pasisuksim čia. Va, visai, vaizdas kitas. Dar žinoma, galima mes jo užsidėti gausiau kaklo zonoje. Kur tas mano gražus šepetėlis? Va, ir vasarai mes jį pablizginam. Va. Taigi, merginos, ir būtų viskas. Ir ką? Mes pasiruošėm, va, mano žaisliukų dėžė, bet tai galima pasidaryti labai greitai.